tema – kaip vaikams taisyklingai padėti pasiruošti skaitymui, nepatiriant jokio streso ir jokių sunkumų. Kokios klaidos yra daromas ruošiant 4-6 metų vaikučius skaitymui? Aš esu Marija Bušmič. Dėka mano integruotų ir sistemingų specialiųjų pratimų, mano mažieji skaitytojai pasiekia įspūdingų rezultatų. Va čia ir slypi didžioji klaida. C įtrina B. C. Kviečiu į nuotolinį susitikimą, susipažinimą su jūsų vaiku, kuriuo metu per 1 valandą įvertinsiu vaiko skaitymo gebėjimus. Rašykite asmeninę žinutę. Noriu asmeninės analizės.